Keliolika metų Londone sėkmingai mados fotografijoje dirbantis Rokas Darulis pristato parodą Lietuvoje. Pasakiau savo, kad neleisiu niekam įsikišti ir fotografuosiu taip, kaip man gražu. Taip Rokas sako apie šį projektą, kuriame svarbiausia - tikrumas, natūralumas ir laisvė. Pasižiūrėkim. Žiūrint atgal į visą projektą, vartant tą knygą, aš prisimenu kiekvieną tą nuotrauką emociškai, kokios aš būsenos buvau, kas tuo metu vyko. Tai toks tapo savotiškas kaip dienoraštis mano paskutinių 6 metų. Fotografo Roko Darulio rankose jo pirmasis autorinis fotoalbumas. Jame projekto Wild and Free nuotraukos, kurios pradėtos daryti prieš 6 metus. Pats pavadinimas Wild and Free yra apie tokį laukinį grožį, natūralumą. Ir jisai iš tikrųjų originaliai gimė kaip toks darbinis pavadinimas, kurį aš tiesiog užsirašiau apie ką man tai, apie Wild and Free dvasią, tą laukinę, nesuvaidintą. Ir gal neplanavau, kad jis ir liks tokiu galutiniu pavadinimu. Žinoma, kai jau leidau fotoalbumą, dar tada pergalvojau, kaip jį pavadinti. Ir paskui tiesiog pagalvojau, o kodėl nepalikti to originalaus pavadinimo, nuo kurio aš ir vadinau tą projektą visus tos 5-6 metus. Rokas Darulis vienas iš lietuvių, kuriems pavyko įsitvirtinti pasaulinėje mados fotografijoje. 14 metų jis dirba Londone, jo darbai publikuoti Vogue ir kitų legendinių mados žurnalų puslapiuose. Šis projektas, sako Rokas, tai kita jo kūrybos pusė, savotiška atgaiva nuo mados pasaulio. 19 metais aš kaip ir buvau perdegęs nuo visų savo reklaminio darbų, nuo mados fotosesijų, nes pagrindinė mano veikla vis tiek buvo mados fotografija. Ir ieškau kažkokio tokio, kūrybinio projekto, kurio galėčiau užsimti. Ir aš garsiai apie tai kalbėjau, pasakau draugam, kad ieškau idėjų projektui. Ir tada viena pažįstama kažkaip manęs paklausė, sako, ką tu fotografuotumai, neegzistuotų pinigai. Ir aš impulsyviai taip atšoviau, norėčiau merginas gamtoje fotografuoti, nes kažkaip čia didžiausias yra pabėgimas nuo mano kasdienio darbo. Ir tada kažkaip pasakiau kaip juokelį ir po to pradėjau galvoti, kad jeigu man šovė impulsyviai tokia mintis, tai gal čia yra kažkas giliau, gal reikėtų panagrinėti. Ir pasakiau savo, kad tiesiog pabandysiu. Projekto Wild and Free fotografijose moterų ir lietuviškos gamtos sintezė. Nida, Kuršių nerija, Palangos, Klaipėdos pajūris, Lietuvos ežerai. Kai kurios Roko jau pamėgtos vietos, kitos atrastos naujai. Šis projektas, jis man turi tokias kaip dvi asociacijas. Tai viena tai yra mano protestas prieš mano įprastinius darbus mados srityje, kur aš turiu daug žmonių už nugaros, kartais 10, kartais 15, yra labai daug nuomonių, turiu atsiskaityti klientam, meno vadovam, visas fokusas yra į drabužius ir nelabai gal ir pasimėgauju tą fotografiją, nes man visada įdomiausia buvo fotografuoti žmogų. Ir šiuo projektu aš kardinaliai nusisukau, nusigrėžiau nuo to ir į visą fotografavau tik tai aš ir modelis ir jokių nuėmiau drabužius kiek įmanoma, kad netrukdytų ir tiesiog fokusavausi gaudyti tą trapų momentą. O kitas aspektas tai yra, kad tai kaip ir mano duoklė Lietuvos gamtos ir moters grožiai. Tai visos merginos čia yra lietuvės, visa gamta praktiškai yra iš Lietuvoje. Į albumą nugulė daugiau nei 130 nuotraukų, dauguma jų darytos anksti ryte šventant arba vakare leidžiantis saulei. Didelė darbo dalis, sako Rokas, prisitaikyti prie orų sąlygų, aplinkos, modelio nuotaikos. Surenku visus tuos elementus ir bandau išjausti. Ir visada yra lenktynės prieš laiką, nes yra labai trumpas langas, kad tinkama šviesa šiom nuotraukom. Tai iš esmės saulė turi būti tik pakilus virš horizonto, bet dar nepakilus virš medžių viršūnių, kad nešviestų tiesiogiai. Tai vasara švinta labai anksti, tai iš esmės turbūt ta auksinė valanda tokia tarp 5:30 ir 6:30 ryto. Tai mes tada sukamės labai greitai, lakstom, netom idėjas, ten šokinėjom į vandenį ir tik pakyla saulė ir iš karto baigiam. Ypatinga ir albumo dedikacija. Šį darbą Rokas skyrė pernai Anapilin iškeliavusiam seneliui Stasiui Meiženiui,
kurio dėka gavę senelio juostinį fotoaparatą dovanų ir pradėjo fotografuoti. Tuo metu nebuvo kažkaip nei ten YouTube'o, nei daug tos informacijos, aš ieškojau kažkokių knygų, bandyti išmokti, kaip su ta juosta reikia dirbti. Ir mano pirmoji juostelė ir buvo išfotkinta senelio fotoaparatu. Tai galima sakyti, jisai užvedė mane ant to kelio ir vėliau daug metų po esu čia dabar. Albumą pristatanti paroda eksponuojama Vilniuje CECH meno galerijoje. Čia skamba specialiai šiai parodai sukurtas gamtos garsų kupinas kompozitorių Pijaus ir Kipro Mašanauskų garso takelis. Džiaugiuosi, kad Rokas šitą projektą įgyvendina būtent dabar, tai kada kaip Dichavičius Žiedai tarp žiedų prieš 37 metus išleido labai šiuo metu legendinį tapusi fotoalbumą, o dabar turim Roką ir jis kalba apie moterį, kalba apie gamtą, kalba apie jų sintezę, kalba apie juos draugę kaip neatskiriamus dalykus ir tai yra viskas natūralu, tikra, nesurežisuota, tai aš manau, tai yra labai svarbu šiuolaikiniai fotografijai ir jis tai atlieka tikrai labai aukštam lygiai. Roko Darulio fotografijų paroda veiks iki rugsėjo 27 dienos CECH meno galerijoje.